Antrą dieną Paryžiui. Vaikščiojom, kaip skaniai buvo. Aha. Kaip Čikagoj traukinukai važinėja per centrą. Ir mes jau artėjam link Eifelio. Nu, šiandien tikrai pasikelsim į kažkurį tai aukštą. Oras labai gražus. Tai turėtų matytis vaizdas gerai. Įdomus tas Paryžius. Daug bėgikų. Einam ieškot, kur čia įėjimas geriausias šiandien. Makarūnsų turim jau. Prancūzijoje reikia būtinai makarūnsus paragauti. Ir pakilsim į bokštą. O čia geras. Nu, žiūrėsim dar kokie makarūnsai prieš bokštą. Skanus man. Nu, ragaujam. Kaip tavo? Geras. O tavo? Geri makarūnsai. Mano pistacijų. Saulė šviečia. Nu, einu. Suspėsiu, ačiū tau, rapuliukai. Nu ką, be bilietų reiškia šitą eilė, su bilietais ta eilė. Ir čia laukiančių jau yra nemažai. Bet nieko. Sulauksiu. Vis tiek. Nu, jau prie bilietų kasos, čia ta geltona spalva yra, kas neturi bilietų iš anksto nusipirkę. Oi. Na, bandykim. Bilietai vietoje. Beliko tik į liftą įlipti, o bilietukai. Reikia bilietas iš anksto, jeigu nori iki pačio viršaus, tai iš anksto nusipirkti. Kilam į antrą aukštą, tai bus 100 metrų. Nu, pirmas išėjimas į miesto vaizdą, jo. O čia tai gerai. Eik tu savo, koks vaizdas. Kiek matosi, kiek čia atsiveria visko. Na ir pats senamiestis. Labai gražus irgi. Stogai visi pilki. Tiesiog gražu. Nu, aplankėm Eifelio bokštelį, dabar lipsim iki apačios ne su liftu, o su laiptais, kad pamatyt dar miestą kitu kampu. 10 minučių lipimo. O, čia jau gali matyti gerai pačio bokšto sudėtį, kaip suraudyja metalai per 100 metų, kaip suėdė korozija, kur nepadengta buvo, kur įmanoma biškutį. Bet stovi nejudėdamas bokštas, tai tas yra fainai. Nu ir naujamiestis visai čia pat irgi toks įdomus. Nemažai žmonių. Mes jau esam pirmame aukšte. Tai einam apžiūrėsim dar pirmą aukštą, irgi įdomus. Kai pakilom, kai mus antram aukšte, tai atrodė, kad aukštai. Nusileidom į pirmą aukštą, atrodo visai ne aukštai. Bet kai pasižiūri čia po apačią, turim tokį potyrį, kad gali žiūrėti, kas matosi apačioj. Toks fainas vaizdas iš tikrųjų. Nu nerealiai, tu eini, tu matai, kad čia
Žmogeliukai tau vaikščia, skrusdėliukai. Gera. Įdomiai. Ir gali dar, aišku, čia prieiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo viskas. Nu, čia irgi geras vaizdelis. Kiek čia sugalvota buvo inžinerijos, man patinka, kas gali kurti. Tikiuosi, tokių žmonių tik daugės ir turėsim ateityje mūsų žemėje daug naujų dalykų, įdomių, kad mūsų ateities kartos galėtų lankyti naujus objektus. Tiek visokių vietų yra, iš kur galima nusifotografuoti, nusifilmuoti. Prie Eifelio bokšto, tai visos jos pilnos, visi fotografuojasi. Linksma. Čia kažkas daro turbūt video kažkokius įdomius. Na, o dabar judam toliau link Triumfo arkos. Ilgas kelias, bet tiesiai link Triumfo arkos išeis nuo Eifelio bokšto. Beeinant, pamatėm Morengą. Jau senai norėjom, bet vis dar nepirkdavom. Dabar jau viskas, jau dabar imsim Morengą. Aišku, yra kitokių desertėlių, nors labai dideli nuodai, bet labai didelį pagunda. Išbandykime. Nu va, turi morengėlį, dydis, galva. Braškinis skanu. Štai. Priartėjom prie Triumfo arkos, žmonių bet kiek pastatė Napoleono pergalėms įamžinti. Štai tokį paminklėlį. Čia reikia užlipti į viršų 10 aukštą, o tais laiptais. Maladėts. Už 16 eurų palaidoj. Olek. O, prašau, kaip atrodo naujamiestis. Iki pat Triumfo arkos. Tiesus kelias, nors čia visi keliai tokie aplink arką taip išsidėstė įdomiai, plačiai. Nu, faina. Eliziejaus laukai. Gražu. Ir nuo arkos, nors bilieto kaina beveik tokia pati kaip į Eifelį, 16 eurų. Čia Eifelį 23. Nu, įdomiai, aišku, bet ką padarysi. Leidžiamės į apačią ir judam link Notre Dame katedros, kuri dar toli horizonte už Luvro.
Eliziejaus laukai į parduotuvės. Brandai geri, bet vat Louis Vuitton pastatėlis kosminis. Nu, eisim pažiūrėsim, kas ten yra. Nu, priėjom arčiau. Rankinės. Viską. Bateliai. Nu ir kainelėt niekur nesiskirianti. Tai 4000. Tai ir Louis Vuittonas. Prašau. Bet kaip ir visur, nors ir 4000, bet vat, pirkėjų eilės. O taip, pasaulis gyvena neblogai. Įdomus stilius parinktas. Paryžiaus visi namai yra gelsvi. O Jėzus, ką tik prabėgo per raudoną, einu ir niekas, visi savo ramiai reaguoja, nieks nepipina. Bet kaip gražu. Eina savo. Ir visur taip, visur vienodai, gražiai. Galbūt kažkur šiukšlių yra viena kita, bet siurbliuoja, šluoja, tvarko, prižiūri. Kaip ir Roma, taip ir Paryžius atsigabeno iš Egipto, čia iš Luksoro obeliską. O, čia dar parodyta, kaip statė. Kol pastatė, nors prieš 2000 metų čia jis pagamintas yra. Jeigu eini Eliziejaus laukais nuo Triumfo arkos, tai prieinama Luvrą. Vakarinis Luvras. Dar aišku ne visai daėjom, bet jau visai čia pat. Labai gražus. Ir vakare. Nu, tas Luvras irgi labai gražus, taip gražiai apšviestas čia, naktinis toks. Eina savo, fantastika. Nu, priėjom jau ir Notre Dame katedrą. Durys matau atidaros, nors negavom bilietų. Per dieną nuo 10 iki 15 tūkstančių bilietų yra pateikiama ir jie visi labai greit išgraipsomi, nors ir nemokami, reikia registraciją tik padaryti. Nu, eisim, pasižiūrėsim. Gražiai labai atrodo iš lauko. Matosi, kad diros žmonių nėra, bet parašyta, kad jau čia nieka, viskas tipo jau išparduota. Nu, tebūnie. Ir vos 1 kilometrą nuo Notre Dame katedros atstumu Panteonas stovi. Nu ir čia aplankėm. Pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Nu, įspūdingai galingas, didžiulis. Eina savo, kaip fainai atrodo. Į vidų nepateksim, bet jau vieną Panteoną buvom aplankę Romoj. Tai šitas liks neaplankytas Paryžiui, bet didingas tikrai. Nu ir atvykom žiūrėti naktinį Eifelį, irgi gražu. Bet lauksim dabar pusvalanduką, kol pradės mirksėt. Gražiai. Nu, fainas vaizdas. Liuks. Na va, tiek vakarinio Paryžiaus. Gražu, įdomu. Rytoj laukia Versalis. Apsipirkimas. Irgi bus įdomu.
ir gražu.